Dienas nuolaidas, prašom savo rinkimą, savo pardavimą. Prašom, gerbiami klientai. O. Tai tiegi pirštinė. Kokia pirštinė, padėk, čiagi mano. Pirštinė. Ai, tu Zoika spekuliantė, tu geruoju nepabaigsi su tavo spekuliacijai. Kur tu čia pliurpi nesąmonės atsistojus? Pati žinai, koks blogas laikas. Už pienų nemoka, pensijas vėluoja. A čia tik mano viskas krūvinų prakaitų uždirbta. Žinai, kokie dabar laikai, va. Žiūrėk, kapusteliai, pačias tarčių šaukinti. 2 metai dar užvakuoti, va. Paskui žiūrėk, grybus atvežė žintas. Nedrįsau valgyti, žinai, pati supranti. Šitos pigiau atiduočiau. Va, o kitas rinktas Belavėžą gėriai su kaiminku buvom. A čia gyva, matai, anūką Gediminuką uniformą ir žvejybą, ir kariuomenę, jeigu kartais karo atveju. Va, veltiniai nuvelti, va. Prašom, rinkis, viską yra. Sekmadieninės nuolaidas, Zoja Biznerka, prašom ateit visi. Nustok tu čia lačiu savo mišrainytėm veltiniukais, kasgi jos pirks, kapgi jų reikia. Kas yra? Kiek, va, tiek. Och, tu velniu, eik iš čia, kad nematyčiau. Kas pirks, va, tokie chalastekai ir perka, tik šitas tai pinigų neturi. Perka ir mišrainytį, ir prie mišrainytės perka viską, supranti. Turiu ir baltarusiškas. A jeigu reikia, turiu ir Kauną pilstymą, tai va. Va, žiūrėk, pirksi. Nupirk, supranti, dabar su šituo reikalu biški prasčiau, nes kaip valstybinė papiga biški, tai va, biški prasčiau, žinai. Taip. Tu žinai, ką Zojasi, kontrabandistė prakeikta, tave straipsnis laukia, tave kalėjimą pasadums, 121 straipsnis, va. O tu čia pliurpė atsistojus nesąmonės, jau už kokį tu straipsnį sėdėjai, tai man jau nėra ką bijoti. Kad tu sėdėjau, ne aš tai sėdėjau. Va, pasižiūrėk tavo draugę, kokį straipsnį gaus propagandų skelbia. Paksas, Ozalas, Paulauskas, visi jie vienodi. Prieš rinkimų žada daug, o paskiau neduoda. Uha, ei, tau pasmelis, sėdi senis apie jį, apabutė osi. Klausinėja senis bobu, už ko tu balsuosi. Uha, ničia buvo, ničia ką. Lietuvėlai tokia tvarka, viens parduoda, kitas perka. Tik tai vargšas žemdirbys, jam belieka didelis. Šitą bargis armatas turėtum, kokios čia blevizgas dabar dainuoja. Pasakė, blevizga, kokį čia blevizga? Patri žemės plotų didelį gavom. Gavom, a ku darysiu 3 hektarai? Na, tai klausyk čia, Genut, kokiu tu čia propagandu dabar užsiminėjai? Gal jau tu Šustauskininkę pasidarei? Kokiu propagandu, kučia, mano biznio planas pragalvotas kaip visada. Žinai dabar, jeigu nori būti populiari, tai dabar tik tai politikus lasdavok ir 1 vietą garantuota. Tai Genut, klausyk, argi tau nesarmata dabar prie visų žmonių čia elgetaut, nu? Aš čia elgetaut. Man tai nesarmata, aš viešoje vietoje atvirai, va, jeigu dirbu harmoniku, moku groti, tai ir užsidirbu. A tau tai va, tavo biznis, tie visi kaip iš mano daržinėlas, balkas kiekvienų vakarų ne. Da kriminalistai sužinos. Va, bet reikia neelgetaut, nevoktų dirbti šiais laikais reikia. Nustok su savo šitom durnom kalbom. Dirb, tai kur dirb? Tai matai, kad jokia darbelė antrašmėna niekur nepriima. Nuveini, tai reik mokėtiem kompiuterį laisvai valdyti, tai paskui dati kokį anglų kalbų laisvai. Tai pravda, buvau radus, žinok, tavo rajoniniam laikraštį. Toks gražus skelbiniukas, sako, reikalingas išvaizdęs merginas, darbų jau, ką jakies, klausyk. Tai supranti, aš nukirtau, būtų adresas duotas, paskambinu durys, sėdi salionį, 4 tokie žlabai susėdi, pečiai kaip tavo Antano Benketrų sudėjus, galvas kūstas, bevulių. Tai kaip pasisiūliau, sakau, čia pagal skelbimų, tai sako, eik babūt persišvės galvų. Tai aš mygam palikliniką, žinai, Žilėnas apžiūrėjo, pasirodo, pas mum galvų nešviešia, va. Tai va, tai gerai, da, kad tau tik tai jie galvų liepė eit persišviesti, a ne patys pradėjo šviesti, o tai būtų reikia įnešti jostutę su juodos spalvos. Tu man nesiūlyk jastučių, nesiūlyk. Nu tai kad abidvi jūs vada razumės, ir tu, ir Zoika, nemokat biznį daryti. Dabargi geriausias biznį, žinokit, tai gyvenamų plotų išnamuoti.
Truktus namuose vieną kambarę butelį gyvena, samuot plotų. Nesakyk, nu, yra įvairių variantų. Nu? Va, pavyzdžiui, vieną skelbimų tokį skaičiau. Studentas išsinamuotų gyvenamų plotų gali gyventi ir su šeimininkė. Dar vienas. Ką tik išsiskyręs vyriškis taip pat susipažintų su nuostabiai malonios išvaidos moteriške, pageidautina, kad turėtų gyvenamą plotą. Nu va. Čia paistas Ką man įstojus nesvarbu. nesąmonė. Gerai, nėra man čia laikas su jumis pliurpti, einu reikalų savo tvarkyk. Ką? A kas kepurė ant mes, ką? Jeigu klausai mūsų toną, tai prašau rusimokėti tada. Tai tu reketininkė, tu prievartautoja, taigi kasgi iš draugių pinigus ima dabar, tu čia Tu dabar. tik tai nusiramink, draugė. Šiais laikais tai bizniai tik tai gali padaryti arba iš giminių, arba iš draugų. Va, davai prastai.